Ruduo. Vieną dieną nei iš šio, nei iš to atėjo ruduo. Atėjo, nusiėvė purvinus batus, numetė jos šonan, įsidrėbė po obelim ir užmigo. Nespėjęs net kaip reikiant užmigti, ruduo ėmė knarkti ir visus savo knarkalus pūsti į obuoliukus. Vyrai, laikykitės, tuoj mus nupūs, suriko obuolys Antanas ir iš visų jėgų įsikibo į šaką. Kiti obuoliukai nieko ilgai nelaukdami irgi įsikabino į šakas ir bent tokiu būdu bandė išlikti gyvi. Ale žiūrėk, kuris silpnesnis kokios ligos ar kirminėlio pagraužtas krito žemėn baisaus rudens knarkimo nupūstas. O pačioj jau laukia dantis išėpęs baisusis sliekas Kieša, kuris tokį nelaimėlį tuoj velka šonan ir krauna kupeton į didelę krūvą po lapai sakydamas. Oi tu obolėli, tu skanus kaip saldainėlis, tu gražus kaip agurkėlis, apvalus kaip mėnulėlis, nuridensiu aš tamstytę ir prie lovos pasidėsiu, atsikėlęs ankstų rytą, tamsta aš skaniai suėsiu. Dantį sukandę klausėsi obuoliukai šių ausiai nemalonių slieko Kiešos dainų ir meldėsi, kad skristų koks nors strazdas ar zylė ir tą nevidoną Kiešą kuo greičiau sulestų. Bet kur tau? Atskrido žvirblis, pasisukiojo, bet Kieša matyt jam pasirodė negražus arba neskanus, tad purptelėjo ir nuskrido savo. Obuoliukai toliau kabojo įsikabinę į šakas iš paskutiniųjų, tik patys stipriausiai įsilaikė nenukritę ligi ryto. Rytą ruduo lyg niekur nieko atsikėlė, apsiavė savo purvinus batus ir nuvežlojo kažin kur pasišvilpaudamas bei miškų pakraštelius geltonai bespalvindamas. Mat ruduo turėjo dvi profesijas. Pirmoji tai ruduo, grybai, uogos, rugsėjo pirmoji, bobų vasara ir taip toliau, o kita tai dailininkas.